I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky, you can't tell me I ain't fly. Labas rytas, jebrytė. Tik pradėjau eiti ir pažiūrėkit. Kosmosėlis. Tai atsikėliau pašių 10, greit viskas sumečiau, šokau batus ir išvariau, nes valgyti biškį nenoriu. Tai realiai tikslas nuvarydavo pasižiūrėti, kaip atrodo visas kalnas ryte, pats ežeras. Ir tada grįžęs ramiai pavalgau, susirašiu dienai ir lekiam į kitą kalnyną. Nu, šaikyte, žiūrėkit. Kaip vaizdas, ką? Kai tėvuks fotkė. Kaip gražu, eik savo. Šokį. Galėčiau tiesiog sėdėti ir žiūrėti. Ir ta prasme būtų čia belekoks gražus, belekoks geras laiks. Situacija toja, kad dar tik kiek čia. Nu gerai, 7 ryto, bet žmonių jau. Wow, tai pagalvojau, kad pasisėliau. Bus dar tų gražių vaizdų tokių. Šoku į mašiną, net nevalgau dabar pusryčių ir varau į tą kitą kalnyną. Nes čia 40 minučių kelio. Bet paskui, jeigu atvarysiu vėliau, tiesiog gali būti problemų su parkingu ir kukojus. Tai ramiai nuvarau tenai, įsiparkuoju ir tada visas laikas man. Tai va, lekiam, pasikraunam ir pasimatom jau tenai. Važiavau pakeliu ir pamačiau tokį labai fainą ežerą. Tai visai proga pakelt droną, nes ten, kur šiandien varau, negalima to. Nėra legalu. Blema, ten baudos kosminės, tą droną atima, tai nerizikuoju. Bet pabandysiu išnaudoti, kur galim. Žiūrėsim, ką man čia jis parodys. Pats pultas, blema, baigė įsikrauti. Negerai. Reikia šiandien sustoti viską pasikrauti, pasme ir kompą ir taip toliau, nes viskas baigia numirti. Take off. Atvažiavom prie Sime. Tikiuosi, kad taip vadinasi, nežinau aš. Prie tos lokacijos pasitaisiau ritmo karoniukų, biškį anglių. Tada laukia žygis, 2 valandų žygis į kalną prie tokio refugio, kaip jis skaitos, kavinukę, kaip ten ir bėgot gali ir taip toliau. Tai ten yra žygio startas. Tai šiandien laukia 11 kilų, haikas ir planas nakvoti kažkur kalnuose. Tai susidėsiu visus daiktus, pasimsiu kupaką, visą įrangą palapinės, taip toliau, maistas visai dienai, visai parai tiksliau. Nes rytoj kažkur tokiu laiku, iškėliau planuoju nusileisti, visai parai maistas, visą miego sistemą ir taip toliau. Tai pavalgau, susidam daiktus ir lekiam į kalną. Na, žodžiu, valandikė, jau kaip rupštukus renkuos, bet jau susidėjau viskas. Pavalgyta, susidėta. Įdomumo dėlį pasisverkim, kiek sveria kuprinė. Parinė kuprinė. Toks su rūbais dar galvoju, šiek tiek per daug prisidėjau, bet nieko per daug nedėjau. 17 PM6. Esu girdėjęs, kad
kosminis šis skaičius šiaip. Kiek žiūrėjau vidosų kažkokių, kad nublemas 18 kg nėra gerai. Nu, bet aišku, čia yra su maistu. Tas maistas vis tiek valgysis, dings, plus vanduo. Čia yra 1,5, 2 litrai. Tai toks kaip ir normaliai. Nu, matysim dienos eigoje. Gerai. Viskas susipakavau realiai. Ir dabar 2 valandėlės iki pirmo taško. Iki tokio refugijo. Ten, nežinau, užkasim, pavalgysim, matysim, kaip kas. Ir paskui laukia tas 11 kg žygis per kalnus. Tai turėtų tas jau fainesnis. Ką rodo? Nieko, normaliai. Все. Viskas atrodo labai normaliai. Pasiėmiau liukštas. Pasiėmiau kavytės dar. Ačiū. Legiam. Dar toks, žinai, kalnuose nėra legalu čia miegoti va šituose. Bet tikrai nesimato, kad aš einu miegoti. Ne. Kilimėliai, palapinės, miegmaišiai. Šiaip einu praseit su papildomu svoriu. Nu va, pradėjau eiti realiai 2 valandėlės. 600 metrų sukilimo. Bet yra, matau, autobusų žmonių. Laukiu 100 žmonių, 10 euriukų ir tai užveš. Bet ar vėliausiai reikia autobusą? Nereikia, nes pirmos dienos dar tik tai reikia pratinti kojelės, kadangi dabar skaityk eisiu kiek čia apie 12 dienų. Tai gausis, net nežinau kiek kilometrų, bet apie virš 200. Ir paskui važiuosiu į Prancūziją, Tour de Mont Blanc ir ten 180 km. Tai būk mielas vėliausiai pratink savo kojelės krūvį. Na ir viskas, ir lekiam. Šuldu buldu. Ir duonam. Va su tokiais vaizdais. Ir einam. Dar nuėjau tik kokį kilometrą. Jau visas kiauras šlapias. Šilta laukia labai. Plius, aišku, tą kalną lipimsi. Bet toks vaizdas. Ir aš vienas toks darnelis. Nes nei gyvos dvasios. Autobusą tik pravažiuoja kartą. Sen, žiūrėk. Aš laiką turiu. Visą dieną, visą naktį galiu eiti. Važiavau pasimėgaut kalnais. Nes autobusais važinėti. Gėlikės kokios gražias. Ir kas jau žiauriai faina, kuom vat žavi, ypatingai vat tie visi laukai, tos pievos čia, jos yra prižiūrimos. Nes irgi vat kai važiavau, mačiau, yra tokių pievų, ten apžėlusios jos, ten ilgos aukštas ir taip toliau, ir jos visiškai netaip žiūrisi. O va tie lygus, gražus, instagraminiai tie laukai yra prižiūrėti. Bet, ta prasme, kiek užtrunka prižiūrėti tokius laukus. Bet, pavyzdžiui, visas šitas laukas, na, aišku, čia gal karvės ganosi ir nuvalgo tą žolikę, bet, aišku, tiek irgi nenuvalgės. Bet, pavyzdžiui, tikrai kituose laukuose, ten kalnų papėdės ir taip toliau, matosi, kad žmonės dirba, pjauna tą žolę ir tvarko. Nu ką, pirmas prisėdimas per apšilimą, sakykim. Kaip ir minėjau, realiai dabar einam 2 km 600 sukilimo ir paskui pradėsim dėl savo 11 kg žygį. Jis ten bus vidutinio sunkumo, palei tą programėlę bent jau taip rodo. Tai visai nieko.
Bet irgi va iš pradžių sakiau, blemba, kad visiškai nebuvo žmonių. Galvau, kad vienas durnelis čia lipo į tą kalną, bet pakeliui tikrai sutikau nemažai. Nematau dar nei kiek skilau, nei kiek nuėjau, dėl to nes nusprendžiau patupyti šiek tiek laikrodį, patupyti bateriją. Tai mačiau vis tiek per metus, kad 2 km eiti ir 600 sukilimo, o paskui toj trasojau pasijungsim. Ir viskas, tai dabar ką užkasiu, atsigersiu kažką šiek tiek, guminukų kokių ir nesnausim ir eisiu. Bet turiu realiai visą dieną, dar tik 11 dar net nėra, tai galiu eiti visą naktį visą dieną. Irgi, vat, eisim dabar, kur eisim, tai ten realiai populiariausia vieta, skaitosi visuose Dolomituose ir turėtų būti šiaip nemažai žmonių. Nėra legalu tenai miegoti, bet, pavyzdžiui, va čia lipant, va toj papėdėj, tai kas čia tave ras, nieks neras. Čia gali spakainiai savo miegoti. Tik aišku, dabar yra tų musių belia kiek kažkokių, ne odai, ne kažkas, tiesiog musių. Bet viršui, gal nebus. Ir nėra čia taip karšta toks. Pats gali. Tai ką, biškį kažką užsimetam energijai ir nemiegam. Gal biškį blogai susidėjau maistą, nes reikėjo tos sneksus prie viršaus pasidėti. Bet žinosiu. Pasnekinsim porą gaminukų ir galėsim dėti toliau. Man žmonės atsipūtė savo su šuniuku lipa. Čia nėra niekaip baisaus. Sakau, labai priklauso, ką tu darai. Kadangi aš čia miegosi, tai aš pasiėmiau ir maisto įrangą, maisto gaminimui. Pasiėmiau visą miego sistemą. Tai čia man nemažai svorio sudaro. Jeigu tiesiog eit su kuprinėle, vienai dienai, nieko čia nėra. Matosi, va ten kalnas labai gražiai. Paskui vat prasidės tokie labiau akmenukai. Tai žodžiu. Blet, jaučiu neįdomu, kaip čia pasakoju. Pašokau, tai to kažkokia kokį. Nu, tokia ta kelionė. Haikinim, grožiesi. Ir viskas. Apie tai man haikinimas yra pasimėgavimas. Ir jeigu jūs anksčiau pamatysit tą visą vlogą, negu aš grįšiu, tai čia jau pliusas, nes aš toks vakar atsisėdau montuoti, bet nekyla ranka, ta prasme, tu, aišku, dar gal kaip pirmos dienos, tu nori džiaugtis. Vakar sėdėjau vakarienę ir žiūrėjau tiesiog kalnus. O dabar aš turėčiau montuoti vlogą kelias valandas. Nu, tai žinai. Aišku, bet čia vėl jį pasirinkai. Bet, kaip ir sakiau, norėjau sakyti, žinai, iš aš iš to neuždirbu, tai ir nedarysiu. Bet ir neuždirbsi, jeigu nedarysi. Nu, tai. Man faina dokumentuoti, fiksuoti, žinai, kad paskui pačiam pasižiūrėti, ką nuveikiau, nes toks... Va dabar, kol toje esu kelionė, jo, aš džiaugiuosi, bet sakau, paskui grįžęs namo kažkada, tu pasižiūri, tas viso vaizdo įrašus, tas nuotraukas, tu pamatai, aš nepasirangau, ir tu pamatai, kiek tu padarei, ta prasme, kiek tu padarei, ką tu nuveikiai, kur tu buvai. Ir sakau, toks džiaugsmas apima. Nuostabu ir gyventi. Gerai, viskas. Gana pizdėlin, pakuojam ir dedam. Ir jokios, bet ir ašaras kaup. Ant tiek gražu, Kaip ir sakiau anksčiau, dėl aukščio, tai jau pradėjo keistis gamta. Pačioje realiai visi medžiai, tankumynai, o dabar vis retyn. Ir tenai iš vis nebėra. Pamatos namuks,
Ten bus mano pirmoji ta stotelė tokia. Tai pasimsim kokius kavelės. Espresiuką. Kažką užkasti. Palsėsim ir viskas. Ir tada dėsim tą 11 kilo žygį. Bet labai labai faina gamta. Aš sakau, kaip ir mačiau, tas visos viduos, taip ir yra. Gėliniukai tokie, tos pievos tokios savotiškas, nes labai labai daug gėlių visokių mažikių. Tokios. Ne, mačiau, nebelabai yra, bet pagrindė pačioje buvo, sakau, tokios pievos, tikras, gražios tokios. Ir kas baisiausia šiaip, ėjau tenai ir pradėjo akmenys byrėti iš viršaus. Tai aš ten belia kaip toli buvau, bet ir jų nebuvo daug, bet vis tiek keli akmenukai nukrito. Tai bet kokiu atveju turi, žinai, negali eiti atsipimpalavęs, atsipalaidavęs, negali atsipalaidavęs su ausinium kokiom. Tai vis tiek palaikytą, žinai. Aišku, kad ir ta šansas mažas, bet praleist gali. Nu ką, šiek tiek dar prisėdau. Nebe tiek daug ir liko, tas namelis, koks 500 metrų. Bet jaučiasi po biškį nuovargis. O padariau apšilimuką dar tik tai. Bet nėra ko persistengti tiesiog. Kiek čia lipo. Jau beveik porą valandų. Tai vis tiek ta kuprinė nėra lengva, 17,5 kilo. Plius vėl pasiruošimas, tas mano buvo toks ilgiais takais. Vis tiek krūvis nemažas, tai reikia laiko priprasti. Šiek tiek užkasim, pailsėsim, bet svarbiausia gera žinot, kad man nereikia niekur skubėti. Va šiandien realiai užlipu ir nainu kur noriu ir miegu. Man rytoj su tokiu vaizdu ir turėčiau pabusti. Kažkas panašaus. Bet ne, ant pliko lauko galvoju nemiegoti, nes vėlgi tie debesis nėra aišku. Nėra aišku, tas oras gali bet kurią minutę pasikeisti. Tai va, pavyzdžiui, žinau, kitas yra refugio. Ir tuoj padarysiu sekantį kadrą, nes dabar nefiksuoja. Kaip yra tas refugio ir ten matot, o čia tos dvi vietos yra urvai. Ir žmonės kartais tenai miega. Nežinau, ar ten legalu, nelegalu. Šiaip nėra labai legalu, kiek žiūrėjau, bet vis tiek kiti miega. Tai pabandysiu, abejoju, kad kažkas ten mane išvarys. Tai tiesiog kilimėlį mėgmaišį pasidėsiu, žinai, kad išvengtų oro sąlygų kažkokių baisių. Ir viskas. Na, pasiekėm savo tikslą. Žiūrėkit, jau jisai atsivėrė. O ką? Laikas pralaužti. Vien šalta. Po apšilimų. Jeigu čia dirba. Sėmiau niokių, picutę, vandens ir baltą šaltą. Sumokėjau 32 eurus. Tai kaip pačiam kalne tai tikrai nėra blogai. Šitos visus varškėtukus prisimenu labai iš mokyklos, iš darželio. Ypatingai šitos formelės. Tokie gerumo yra. Kosmiškas. Čia dar su grybukais. Biškį pakrausim anglių. Ir galėsim dėti trasą. Tai, nežinau, matysiu, kaip gaunasi. Dabar nuo 1 valandą. Pats tas karštis, tai laiko turiu realiai iki nakties. Reikės pasižiūrėti maršrutą, kiek ten man gaunas eiti. Tai galvoju, išeit, pailsinti, pareit ant sutemų, kad galėčiau eiti miegoti iškart. Nes svarbu, kad kai eisiu miegoti tos tunelius, kad nebūtų nieko prie to kalno. Nes pažiūrėjau, kad nėra legalu. Pavalgiau pietus, dabar kaip ir sakiau, mano planas tenai buvo eiti miegoti. Bet man pačiam labai įdomu, kaip aš ten užsilipsiu. Su tokiu kuprinė.
Man reikia kažkaip arčiau nueit važiuoti, nes čia taip bele kaip statau. Prasideda tas 11 kilos takas. Tai visi kaip skrusdėliukai. Matot, tas visus vertikalumas. Žmonės jais laipė. Buvau dabar kai kavinukėje, mačiau žemėlapius, toks paveiksliukus, per kur lipt, kaip lipt. Tai irgi vėlgi, pavyzdžiui, būna toksai taškiukas, tarkim, čia, ir tada žmonės ten bim, 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 bam, bam, ir užsilipa į viršūnę. Tai nežinau gyvenime, kas gyvenime turi nutikti. Jo, ten daug prisimastau kažkokių nesąmonių. Bet iki šito tikriausiai nedaisiu. Iki tų vertikalumų, lipimų, žinai, alpinizmų. Nes ten šiaip kalnuosi ten kažkur, nu gerai. Bet va į tokias nesąmonės lipti. Ble. Tokios vietos labai fainios, jeigu nori pasijausti mažiuks. Pavyzdžiui, šitas riedulys. Aš nežinau, kaip atrodo per telefoną, nu bet čia kokie... Skaityk, 4 vilėsai, tai 8 metrai. Ja, 8 metrai. Ir toks tik parlėkia nuo kalno. Tu turnas. Ką turi daryti žmogus? Nieko. Tai visi akmenys buvo atskilę kažkada. Bet taip įspūdingai. Žinot, ką sakė? Sakė, graži kepurė. Negraži. Kažką išskraidina jau. Blem, pavojinga, nes šiaip ilgi atstumai ir tiesiog, tai karštas toksai, žinai. Nes matau, eina ir mažų vaikų, ir senjorų, nu tai... Blem, iš tiek žmonių čia, kad vienam bent jau nepasidarytų blogą. Tiek, kad reiktų išskraidinti, čia žinai. Tai dirba. Tai vat būtinai, jeigu varote į kalnus, pasimkit kelionės draudimą. Nes apmoka tokius dalykus. Jeigu ne, tai man ten picotas vienas kartas kažkas tokio. Tai va, savo kita. Štai šios dienos trofėjus, kaip sakoma, tie 3 kalnai. Vis dar neįsiaiškinu, kaip jau vadinas. Trikimi, nežinau. Neturiu ryšio patikrinti. Jeigu turi, tai nežėčiau. Užstresime. Ten snegiuką dar yra, tipo. Ai, ne, ten jau čia akmenukai. Kaip ir ten. Nėra taip aukštai, čia 2-4 aukštis. Tai... O, ką priejau. Čia jau mano tema. Blem, norėčiau tokiam mėgoti. Kiek prišikta, jo, apšik matina. Be šans. Minu lauks. Įeini iš karto sproksi. Man karačiai. Va, koks zigzagėlis nusimato. Tai dėsim čia. Pum, į apačią ir tada vėl sukilimas staigus. Tai toks, atrodo va taip 16 kilo. Paimsiu normaliai kainą. Atrodo toks va 16 kilo, ne 16, 11. 11 800. Tai bet lembas tai sukilimais, nusileidimais. Nu, gaunasi sudėtingai gal. Bet reikia mėgautis. O ne kažkur bėgti. Taip ėjau, blemba, ir pamačiau, kad va tokia vis drėgna žemikė. Čia matos. Ir sakau, kad vis tiek kažkur turi būti vanduo. Ir taip sustojau ir girdės, kažkur tenai vandens yra.
Kanabairis. Aš turiu 2 litrus vandens ir man reikia ištempti iki rytojaus. Nes prieš tai visą išgėriau, pasipildžiau ir dabar nebėra kur pasipildyti, nebent grįžčiau patį pagrindinį tašką. Ką aš nusipirkau prieš kelionę, tai aš nusipirkau vandens filtrą, kurį galim dabar ir ištestuoti. Tai arba susigadinsiu kelionę ir toj vakarėjau riaumuosiu ant tualeto, arba viskas bus gerai. Nieko nebėg. Pas save apgavau. Zaibys, galvau, kad bėg. Pasirodo, ten žmonių žingsniai girdis. Malačius, karočią. Teorijų, blėt, išvedžiotojas. Geras kauštas. Jau, blėma, reik nuo kelio netitolti, nes jeigu prasidėjo, kai vadinas, miražais, ką jie ten mato ten dykumose. Tai va, man irgi haliucinacijos prasidėjo visokios. Girdžiu šaltinius jau krioklas. Nu tai karoči, ne į naudą. Tai reikia laikytis tako. Pasirodo, nebuvo haliunkių. Tikrai girdėjau kažkur vandenį. Tai va, tenai už kokių 300 metrų matau teka šaltiniuks. Tai noriu ištestuoti savo filtrą, kiek jis veiksmingas. Nu, žiūrėkit, kalnų upeliuks. Toks mažytis, vargšas. Bet protestuosim vandenuką, kaip nori. Šiaip galvoju ir niurką dėti. Sigauti. Ką galvojat? Reikia išsitrauks vandens filtrą. Protestuoti. Nes šiaip jau turėtų būti sąlyginai švarus tas vanduo, bet dėl viso ko, da pro filtriuką praeistai. Čia praskalaujam vieną, nes neplau. O, bet koks šaltas, jok šikmak. Nežinau, ar niurką dėti ar nedėti. Nu va, priėjom tą upeliuką. Plastikas skonis šiaip iš filtro geriant, bet kadangi dar jis visiškai naujas. Ten galvojom, biškį reikia dėti niurką. Kiek čia baterkės? M3%. Nu blemba, negaliu. Sorry, kebra, negaliu per daug filmuoti. Ką dabar pasidarau? Biškį pailsėsiu, galvoju, puikiai vieta kažką pasigaminti. Nu ką, alkanas tikrai neliksiu. Tai pietum pasidarysiu, turiu makarų saldžiarūgščių. Tai saldžiarūgščių makarų, tuniuką ir dasimušim su kolyte, biškį dar cukriuką pakelt. Ir labai čia man puikiai gausis viskas. Nes nėra tiek, kad alkanas labai esu, bet suprantu, kad mažai valgiau. Nu, realiai valgiau pusryčius ir dar tusniaukai, žinai. O, tai tiesiog reikia rinkti kalorijas, nes paskui bus vienu momentu, kad krešas toksai ir tada bus per vėlu atsistatinėti. Tai kol laikas, tol reikia valgyti. Iškai dar vandenuką, kad neprikeptų. Labai geras šitas kaitinimo elementas ir tas pat puodelis. Apie 105 eurų mokėjau, bet tai va momentaliai įpyliau, iš karto užvirė. Svarbiausia
Maišyt, kad nepirkėtų. Nu ką, viskas. Švarus, gražus, kvepiantis. Plotus. Galim lėkti toliau į trasą. Svarbiausia irgi, va, tose kalnuose, kaip yra, kad pyksta daug kur, va, kad ir ten bandai ją kempinti, taip toliau, bet didžiausia problema yra, kad žmonės prišiukšlina. Tai jeigu tu ten, ir vėlgi tas ugnies deginimas, kai kur tikrai negalima, bet jokių būdų, nes, jeigu visur aplinkui sausa, ten tiesiog gali būti problemų, bet didžiausia problema yra šiukšlinimas. Tai jeigu tu viską iš po savęs susirinki, atėjai, padarai, ką tau reikia, permiegoji, išėjai ir vieta liko tokia pati, valio. Tai jeigu ten dirbi kažką primėtai, tai toksai, žinai. Tai dauguma dėl to pyksta, nes aš irgi mačiau, kai dariausi analizę, žmonės rašė, kad negalima, bet buvo tie, nežinau, kaip čia jie vadinasi, pavadinkime, rangeriai. Buvo to, tarkim, rangeriai atvažiuoja, nelegalu, bet pažiūri, kad viskas kingai, sako, viskas gerai. Paliek. Visi esame žmonės. Gyvenam vieną kartą, ir norim pasimti gausi iš to pasaulio, tai supranta, žinai, bet aišku, žmonių yra, kiti yra labai kategoriški. Bet, svarbiausia nepridirbti. Dabar laukiam va šits kalniuks. Dar čia kokie, nežinau, iškilai gal. Bet po biškį matau neaugtis pradėjo, tai kažkaip įtariu, kad gali būti lietaus. Nėra ryšio, negaliu pasižiūrėti orų, bet, kaip ir sakiau, mano tikslas vis tiek yra kažkokį rasti tuneliuką, kaip ir, ne tą, kur priškis, išvaresnį. Ir ten permėgau. Tai taip apsaugus ir nuo audros, ir nuo visko. Nuo ekstra atveju kažkas sugalvosiu. Turėjau tikrai labai gražią dieną, bet matau, kad oro sąlygos keičiasi. Ko čia aišku, bet kada galima tikėtis, nes irgi, kiek žiūrėjau, sako, kad kalnuose per Apple orų nežiūrėk. Tai reikia pradėti po biškį ieškoti, kur įsikurti. Nueisiu dar į kitų grūvų. Realiai tai pagrindinė vieta, kur buvom. Pasižiūrėsim. Dar tik tai 6, bet dar nueiti kokią valandėlę. Ir nieko nepriveiksi šiandien čia. Nes realiai gali eiti, o vis tiek verta palisėti dar tik tai. Pirmą dieną dar normaliai kaip haikinu. Nes va tenai matosi 100 lyja. Tai varom po biškį ieškoti stogo. Ok, tai situacija tokia. Štai ten dabar tas namelis. Ir štai ten kalne tie 2 tuneliukai urvai su vaizdu. Bet kame bairis, kad labai daug darbuotojų. Nes žoliom liemenėm vaikšto. Bet čia nėra legalu. Ta prasme, galiu turėti reikalų. Tiesiog gali išvaryti. Tai matysiu dabar, dar pasiimti kažko atsigerti. Ir varysiu paskui šiek tiek pažiūrėti iš arčiau, kaip ten seksis užlipti. Šiaip gan stačiai atrodo ir biriai. Tai matysiu. Arba dabar bandysiu prasliūkinti, man kokiu 8, nes dar tik 6. Arba tada lauksiu tamsos. O jeigu pagaus baudą nuo 100 iki 100 pėm, susimokam ir šutinsim apačioj kažkur papėdėj mėgoti. Nes ten tikrai nieks nežiūri. Tai toks planelis. Žodžiu, nutiko stebuklas. Nuvariau, apsižiūrėjau, čia kavinukiai
rozečių, bet yra ten prie kelių stalų. Tiesiog visi užimti. Tiesiog galvojau, einu savo nakvynės vietą pasižiūrėti. Ir radau rozečių. Šiandien tiek geras dalykas, pas mane powerbankas buvo numiręs visiškai. Laikrodis PM 3%, nes šiandien nenaudojau, 2% per dieną. Telefoną dar pavyko pilnai pasikrauti, tai čia labai nuostabu, kad realiai galėsiu viską pasikrauti, tai nereiks savo urvę svajoti apie nieką, tai galėsiu bent jau medžiagą pasitvarkyti ar kažką. Tai ką, realiai pasėdžiu dar šičia valandikį ar kiek, kol man pasikraus powerbankas ir tada bandysim lipti. Apšikmat pradėjo lyti. Tik pradėjau filmuoti, pradėjo lyti. Žodžiu, situacija tokia. Dabar iš čia iš apačios žiūriu, atrodo, kad nifiga aš ten neįlipsiu, visų pirma. Tai manau, kad aš net nelaukiu, kol pasikrausis powerbankas. Ir reikia varyti įsitikinti, kaip ten seksis to lipimu. Jeigu pavyksta lipt, viskas, užteks tų baterijų iki ryt. Jeigu ne, tada varau ieškoti kažkur kitur tos vietos, žemiau papėdį ir tiek žinių. Nes tiesiog nenoriu baisiai ten užtempti į tą naktį, paskui žinai, bus problemų. Tai nusiėmam tą riziką ir varom prasitestuosim. Ką, lietutis biškį osus krečia. Įsilijo. Va, priėjom realiai tą kalną. Kas man nepatinka, kad čia ir kameros yra ir taip toliau. Čia gali mane nuvilkti greit. Aš neturiu kitos išeities. Bandom, lipam. Užlipau į tą urvą, blemba. Kamio bairis yra čia tokie iššakojimai. Tenai patį galą nuėjau, tai dar vienas yra toks pat išlindimas urvas. Galime į čia pažiūrėti, turėtų būti lygiai tas pats. Jo, tu. Sen. Jūs primeskit. Čia geriausias dalykas, ką esu daręs gyvenime. Gerai. Šiaip čia bus šilta. Svarbiausia, žinai, ta šilumą realiai, kad nuo vėjo apsaugo. Žiauriai, tikiuosi, kad nieks šiandien neateis ir neišvarys, nes tokiam spote būt ir kai paskui nueis debesiukai, primeskit, kokie vaizdai bus. Молодец, Валясий.
Kas nesant buvę urve, tai čia tokia drėgmė šiaip kosminė. Vat matosi, ar vanduo laša. Aišku, miegui matysim, kaip atsižvelgs. Nu, bet tas pats, ar laukia miegoti, kai drėgna, ar čia. Tai, ką, tik bet kokią atveju pratempsim kažkaip. Iki ryto, gal viskas bus faina. Bet toks vis tiek yra biški nerimas. O drūka atskils gabalas koksai. Bam. Į kaktą. Bar. Nieko prisigalvoti. Kol jaunas, reikia bandyti dalykus. Ir viso. Nu viskas, ką gali visi renginėti. Kur čia drabužinė. Kur čia ta rūbų kabykla. O, prašau. Striukelė kabo. Čia bus gerai. Šiaip tik ką, galim pasipūst čiužinuką. Svarbiausia nepradurti. Gal paskui ant žemės gulėsiu. Kaip ir viskas lygiai. Kartą vieną dalyką pasakau, ką pastebėjau. Jeigu žygiuojat ir dedatės rūbus, būtinai dėtis į neperšlampamą maišą. Nes dabar, kur turiu tą talpą vandens, tai kažkiek jinai praleido per kažkur ir sušlapo rūbai. Papa čia buvo miegmaišis. Tai visą laimę, kad ne miegmaišis šlapas, nes sustyręs būčiau. Tai bet iškart vieną pamoką tokią. Ką, šiandien vakarieniai vėl pasidarysiu, galvoju, makaronų su tom jum padažu. Iš Lidliuko pirkau, o rytoj ryte guliašas. Turiu 2 bankės. Tai biškį anglių ir dar rytoj dar turiu juodą šokoladą. Tai vat kaip tik ir gausis. Vandens turiu, viską turiu. Labai gerai. Karočiui, hibridį pamečiau gertuvės su vandens filtru. Tai aš čia dar turėjau kalno pačioj, tai galimai kalipau į kalną, iškrito. Bet nieko, reiškia, rytoj pasiimsiu. Tai dabar ką pavalgom. Ir viso, eisim miegoti. Šiaip jau nuovargis jaučiasi. Blemba, bet aštrus velnias. Aš taip aštriai nemėgstu. Neužmigsiu. Viskas pavalgyta. Dabar visiškai ant mėgų čia patraukia. Šiaip gražus vakaras. Tik blemba, tai debesis tokie. Tikiuosi labai, kad rytojus rytas bus gražus. Aišku, čia dar debesis nueis. Jeigu pabimbinėtum, pamatytum, ką noriu, bet rimta diena buvo šiandien. Aš visai pavargau, tai varau miegoti ir nežinau, tokį 5 kelsiuosi, 6 ir judėsim kitą dieną. Bendrai Dolomituse turiu apie 12 dienų susižymėjęs, tai čia tik 2, tai kiek dar laukia. Tai dėkui chebra, kad žiūrėjot. Galit parašyti komentaruose, kas įdomu, kas neįdomu, ką daugiau galiu parodyti. Ir
pasitengsiu padaryti tą visą kelionę įdomesnį. Tik toko nešoksiu, dėkui. Bet šiaip, feel free. Dėkui, chebryte, ir iki.